Gerai, sveiki visi, mano vardas Matas ir mes žaidžiam Trails Frontier. Ar kažkaip ten, ne? Tai aš su Eriku jau čia filmavau vieną bent minutę ar kažkas, bet kažkas nutyka. Tai jo. Aš čia jums sustabdysiu dabar. Girdint muziką. Uždėsiu ant garso. Andare. Ой, хто сов? Смотри, кто самая жировая маслейка попробуем. Ага. Кето музыка, не? Parašyk per YouTube Try and Catch Me Riding Dirty. They hate it. Try and catch me riding dirty. Ką? Jo, aš tak sakau. Reikėtų padaryti su Eriku. Patiks ir Jonui. Ir visiems tiem, kur... Jo. Jo. Kaip čia reikia? What the fuck? Neleidžia restartin. Ne da. Vėliau. Aha. Blemba, užsikrešina žaidimas kažkodėl. Gerai, jau muzika baigės. Dabar girdėsit mane normaliai. Ir visos kitos, ir kaip Eriko, ne? Ja. Oh my god. Race, come on. Blemba, kokia nesąmonė užsikrešina žaidas. Come on, varam visi. Davis galvoj skamba ta muzika. A tau? Kieta ta muzika, ne? Ta buvo. Kur ta buvo? O, palaukit sekundėlę. Resuminsiu. Ir vėl grįžamės. Tai va mano username'as. Loler 210. Collect. Okay. Hello. Ką? Čiki. Gerai. Hello. Jo. Jo. Blemba, netyčia paspaudžiau back buttonų. Nu, what the fuck? Kas yra? Ai, supratau. Da šitie. Nu gerai, next, bla, bla, bla. Gerai, pagaliau varau. Gerai, varau. Aš šitą žaidžiu? Vau, aš šitą jau perėjau levelį. Man atrodo, gal. Nežinau.
Tai jūs jeigu matot, jo perėjau šitą levelį nusifeilintam filmavimui. Iš tikrųjų, aš pasidariau, kad galėčiau kurt video ir Ne? viską. Jo nesąmonė. Jo. Ir man nesąmonė gatava. Man tai gatava nesąmonė. Tai gerai, vėl varom. Holy shit. Kiek čia daug man reikia? Man reikia 2 pereit. For real? O tu dabar žaidi? Tai gerai, mata ir tą. Ir tavį gal mata, bet gali nenusifilmuot, kad mata tavį. Holy shit, kaip pavariau. Tai matot visi. Tai žiūrėsit mano video, tai pamatysit, kaip pavariau. Čia tikriausiai lieva. Erikui tai... Jes, ir aš perėjau. Kelintas tavo dabar levelis? Da, tik 6? Pala, man reikia... Aš čia irgi prie 6, man atrodo. Pala, aš paskaičiuosiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, ir aš prie 6. Palauk manis. Gal aš nuvarysiu per 6. A tu jau perėjai 6? Ir aš toj varau dabar. O visai sunku šitas. Susivariau. Join Kefni Landry. Nu blemba ir vėl sufeilinu. Nu čia tai sunkus. Tu varai prieš bosą? Aš tai ne prieš bosą. Gerai, pasiruošę visi. Pabandysiu. Jas, perėjau. Aš tai... Aha. Čia... For real? What the fuck? Aš buvau pro finišą pravariau ir sufeilinau už finišą. Ir rodė, kad ne finišavau. Nu nesąmonė. Aš tai prieš jokį bosą nevariau. Tai dar tu tikriausiai palauniai. Dabar jau žinau, man atrodo ir aš prie bosą. Varai. Taigi sveiki visi, aš vėl grįžau ir mes kausimės prieš bosą. Gal. Arba mes būsim bosas. Tai jau. Mes tikrai nebūsim bosai, bet... Pralošim bosai. Blemba. Jis pirmas tai tikrai laimės, nes aš jau nusikrešinau. Gerai. Tai gerai, kad laimėjau. Holy shit! Kaip pavariau ant pabaigos! Damn, son! O gal dabar prieš bosą, nes tada aš sufeilinau ir man vis tiek leido pravaryti. Ne, dabar motociklų tobulinsiu. O tu jau tobulinai? Motociklų jau tobulinai? Tai jo reiškia dabar prieš bosą.
Mm. Aha, tai dabar tikriausiai prieš bosą varys. Nu, pasižiūrim. Tai gerai, aš čia dabar varysiu. Greitai, kiek galiu. Full speed. Yra daugiau, man atrodo. Gal reikia pasižiūrėti. Dabar aš ne prieš bosą, gal ne prieš. Holy shit, kai skridau. Oh. Jo. Tai. Jo. Aš tai dar darau video, tai dabar varykit į mano kanalą, nes aš dabar darau video. Jo. Komentarą palik mano šitą kanalą. Ate. Tai gerai, jau pabaigai. Tai gerai, aš dabar filmuoju, aleliuja. Oh, shit. Vėl. Šitas 3 nemokamai. Žaidimai kur? Ar kažkas? O ne? Tai reikia, man atrodo, žaidimą garsą įjungti. Ant telefoną gatavai. Tai pabandyk dar kartą filmuoti. Ir kai nepavyko filmuoti, Jo. Bet Erikas tikrai labai stengiasi ant to. Visi mes stengiamės ant video, kad ar tik greičiau praeitų ar kažkas. Tai gerai. Ne, neturėtų tas būti. Ir dabar jungsi garso, ne? Ant pilną. Ir pabandysime filmuoti. Kažkur pasakyk. Ir tada gerai bus. Kai jungi ir pradedi filmuoti, tiesiog belikų sakyk. Vėl dabar aš prieš bosų varau. God damn it. Aš nekenčiu šitą bosą. Jis toks geras. Mano emocijos netoks geras kaip jo. Aha, tas pralenda pro visko, man reikia. Negaliu pralyst pro visko. Aš ne vaiduoklis, o tas tai vaiduoklis. Nesąmonė, ne? Holy shit, kai skraidau. Ne, come on. Nu, come on. Tai jau filmuoji? Tai typa. Ne, laukiu. Spin. Ai, ne, čia dabar. Matosi. Tiesiog pasakyk kažkur. Palauk, aš išimsiu kamerą. Tu dabar pabandysiu filmuoti. Nu, gerai. Gerai, skambau jau, pasižiūrėjau. Okei. Negaliu, man reikia daugiau kointų. Upgrade'int ar šitą. Tai reiškia, mes nerodysim veidų, ne? Ne, vis tiek, jokia garso. Palauk, aš truputį kažkaip mes. Gerai. Tada pabandysiu, bet
klausyt arba išgirst. Tai gerai, mes likam vieni kol kas. Žinau, kur reikia Erikui daryti, filmuoja paskambinti. Jo reikės jam pasakyti. Oi, kaip skaudėt turėjo. Ai, reikėjo du backflip padaryti. Okei. Reikia retryint. Reikia retryint. Tai blogai. Kad retryint reikia. Aš šitą jau senai perėjau, man atrodo. Šitą jau perėjau senai. Holy shit, kaip būtų kietai, jeigu taip. Padariau flipų nors padariau front flip. Turėjo skaudėt. Jaučiu, kaip skaudėjo. God damn it. Hello, my friend. Veikia? Ne, vis tiek bevarysiu, Nu, žodžiu, aš vakar sąžiūrėjau sistemų telefonu. Pabandysiu jums Skype'u ir tavęs. Ai, suprantu. Pabandysiu. Gerai. Tu mes kitokį dabar žaisim žaidimų, nes tenai man reikia degalų. Gaila. Bet turėsim žaisti Dragon Ball. Dokkan Battle. JP. Tai jo. Čia bus kaip du nemokami žaidimai. O, pagaliau naujos samanos. Yes! Finally galėsiu naujų samanų daryti, nes jau užknisa tie. Senai jau buvo tie samanai. Prisimenat, kai vakar dariau tų Gogeta summon eventų. Tai jo, jis pagaliau pasibaigė. Tai jo. Tai tu, man atrodo, mane pakvietęs. Aha. Tai reikia ieškoti. Paieškok, tai reikia ir tada. Parodyk į ekraną. Parodyk labai arti. Nežinau. Kažkaip sunkiai tikriausiai. Wow. Ką čia kažko? Holy shit, kai kietai turnamentas yra, nežinau kaip tau. Galėsi turnamentą daryti, būjį. Kiek gaus taunų? Tu 4? Wow, tu 4 taunus gavau. Kokie samenai yra? Įdomu man. Labai įdomu. Pasižiūrim, kokie samenai. Nes turėtų būti kieti nauji. Kaip tas SSR, kur tu reikia tiketų. Ai, tai nieko nebuvo, tik tai pro ultra awesome dalykai atsitiko. Ir čia nauji žmogeliai. Ir čia yra tik Gogetas ir visi.
Gerai, varam turnamentą. Tikiuosi neužkrešins kaip praeitų kartu. Come on. Veik. Maldauju, veik. Nes praeitų kartą tai nieko neveik. Tai grįšim, kai užlaudins. Jeigu užlaudins. Irgi nes dabar ne. Tai gerai visi. Neina užlaudint. What the fuck? Nesuprantu, reikės dar kažkų kitokią pažaist. Kodėl taip turi būt? Jo, Erikas tenai kažkų daro. Reikia kažko. Kažkur reikia atsisiųst. Žaidimų visi. Nes jau nusiboda kai kurie. Pasižiūrim, ko galima čia. Ir bus. Ir kurį pasirinksiu, tai bus čionai, kai nuvarysiu. Taip. Dabar nesiskaita. Gerai, dar kartu pabandom, nes to man nepatinka tas. Nežinau. Kas čia per žaidas? What? Čia visai kietas žaidas visi. Tai gerai, aš grįšiu. Kai atsis. Tai gerai, dabar tik Tai gerai. Alio. What the fuck? O, va. Tai dabar jau įdegė. Ir visko padarė. O, čia šitie padarė. Kur sukūrėte Don't Touch the Spikes. Tai jo. Čia bus labai ilgas video. Tikriausiai. Tai jo. Tikėkitės to. Tai jo. Gerai, time to play. Oh. Reikia holdint ten. What the fuck? Hello. Užsikrešina žaidas. Reikia grįžti. Palaukit. Nu, blemba, kaip čia nepavyksta. Nu, kas čia dabar? Nu, vėl. Gerai, palauksiu. Suprantu, kas čia su šituo žaidimu yra. Nieko jis nedaro. Gerai. Gerai, pabandom vėl. Čia feilas buvo kažkoks. Nesuprantu. Bet aš tik tai žaidžiau. Nu, man nesvarbu. Gerai. Oh! Cool! Double jump. Reikia šaginėti. Hup! Hup! O, šūdas. Gerai, pabandam. Na, pup, 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 pup. Pup. What the fuck? A galima į šonus įdomu? Ne, negalima į šonus. A jo, gali double jump.
Woo! Oh, that was MLG. Wow. No. Parkour. Whoop. 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 Gerai. Whoop. Whoop. Holy shit, kaip sunku šitas žaidas. Be naujų nors rekordų gavau. Nors visai lengvas, kaip pradedi žaisti. Ai, suprantu, ten jie nieko nedaro tau. Suprantu. Dabar pagaliau suprantu. Ką čia daro jie. Gerai. Wow. O kaip atrakinti tus žmogelius? Pasižiūrėsim, nes aš tenai daug nežiūriu net. Wow. 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 For real? Vėl? Kodėl? Pagaliau užsikrešink. Ir vėl šitas. Ha. Alio, Erikai. At thekingofrandom.com. Hey guys, I learned a lot while making this project, and these experiments have been really gratifying for me because this is the kind of stuff that makes me feel alive. This kind of power opens a whole new world of wonder and creation, and if this were scaled and modified, there really aren't any limits to what could be done. Let me know in the comments how these experiments made you feel. I'd love to hear your thoughts and get your... In a previous project, I found a free TV and turned it into a giant solar scorcher. This shoots out a deadly beam of sunlight. It's hot enough to abuse food, melt metal, and burn things you probably shouldn't. Labas. Kas buvo? Nesigirdėjo nieko. Kažkokia nesąmonė buvo. Ir dabar čia užsikrešina man žaidimus. Vienas. Tak susikrešina žaidas. So let's try an egg. The egg is actually working very well. It's so reflective it doesn't burn as fast, and even my wife is interested. A little salt and pepper, and it's tempting to try a bite. Okay, so I wasn't actually expecting to eat this, but it looks safe enough, and even my kids are anxious to try. Surprisingly, it's pretty good. Alright, let's see what else this will do. I'll try burning it. Hello. Wow, it melted. How about a stack of things? Yep, they're nothing but... Holy shit. And I'm thinking that slag in the mixture must be what's left Take of the it. copper coating. It's only taking about 4 seconds to melt these,
And melting metal is really great, but now I want to see something burst. I wonder what would happen to this egg. It's spewing some kind of debris and smoking like crazy. I hear some little pops and Boom. forming some interesting glows. Oh, look at that. Kiety tradakai. How about if I put a pop top on this bottle of water and let the pressure build up? Yeah, that's what I'm looking for. Let's do that again. The lid is back on and pressure is building. Awesome. Alright, the sun is setting and I've readjusted my A-frame. I'm just wondering if this would ignite gasoline. It does. Hopefully it goes without saying that this is very dangerous and you shouldn't try this at home. Well, I'm convinced there's an insane amount of power behind these lenses. If you'd like to see where I got this one, take a look at my video on how I hacked it out of an old TV. This one boiled water in less than a minute, welded the nick with the concrete. I just made a laser-guided blowgun for under $3, but don't let its simplicity fool you. It's powerful enough to break glass and even blast darts into concrete. In this project, we're making a custom laser-sighted blowgun that not only looks cool, but adds another dimension to the fun you can have in the backyard. Let's start this project with a roll of Scotch tape, a stack of sticky notes, and a paper party hat. I'm using the small 2x2 squares, and if we wrap one carefully around the tip of the hat, the cone shape acts as a forming guide for making a pointy paper dart. We'll need a little bit of tape to reinforce the tip and hold it all together, so when it slides off, it'll still keep its conical shape. Now watch what happens if we push the tip into a 1/2-inch PVC tube and give it a little twist. You can see the pressure leaves a little mark right where it starts getting too big for the tube. Let's carefully trim along the inside edge of the marking, and just like that, we've made a mini paper dart that'll fit perfectly inside the blowgun barrel. But it's not quite ready to use yet. We still need to add some weight to the tip so they'll fly straight. I found one of the quickest and easiest ways to do that is to squirt a little hot glue inside the cones until they're about 1/3 of the way full. If you don't have hot glue, try pulling off a little piece of poster putty instead, and shove it down into the tip with something like a screwdriver. That'll work just as good. Alright, we've got some paper darts. All we need now is a blowgun, so let's work on making that next. I went to the hardware store and picked up a 2-foot length and 1/2-inch PVC pipe and reduced the adapter. This female adapter is 3/4 of an inch on one side and reduces to a 1/2-inch slip connector on the other. Now, we simply push the adapter